Klausimai dėl ponios Svetlanos Tikhanovskajos, kuri pati save pristato kaip Baltarusijos prezidentė biuro veiklos Vilniuje, kyla jau pakankamai seniai. Paaštrėjo klausimai tuomet, kai grįžo jos vyras Sergejus Tikhanovskis, grįžo iš kalėjimo ir be kita ko jisai pareiškė, kad pats laikas kurti Lietuvoje baltarusiškas salas. Be to, reikia prisiminti istoriją, kurioje figuravo viena iš artimiausių ponios Tikhanovskajos bendražygių, tai yra Olga Karač, kur, kaip žinoma, bendradarbiavo, ir tai yra nustatyta mūsų specialiųjų tarnybų, su Rusijos specialiosiomis tarnybomis. Viešai klausimą kelt, ar tikrai Svetlanos Tikhanovskajos biuras turi turėti tokį aukštą statusą, kurį jis turi dabar, nieks nedrįso. Aš esu Dominikas ir pakalbėsiu apie litvinizmo aspektą, politinį aspektą paliksiu Vytautui. Yra labai daug miskoncepcijos, kas tai per daiktas. Iš esmės tai yra tokia pseudomokslinė ideologija, kurios pagrindinis naratyvas yra tai, kad mes esame tik žemaičiai, kad tikrieji lietuviai yra baltarusiai ir kad mes iš jų pavogėm istoriją, o moderniais laikais papirkome vakarų istorikus, kad šie pasakotų mūsų istorijos versiją. Tai nėra vienas nuoseklus naratyvas, tai yra daugybė prieštaringų tezių, pradedant tuo, jog Naugardukas buvo pirmoji sostinė, baigiant tuo, jog Vilnių įkūrė Krivičiai, ar tai, jog Lietuva buvo kažkokia unija tarp Naugardo ir Polocko kunigaikštysčių ir kad baltai lietuviai buvo kažkokia nereikšminga mažuma. Ar kalbant apie tai, kad jeigu statutai parašyti senąją slavų kanceliarinę kalbą, kuri iš tikrųjų atkeliavo iš ukrainietiškų žemių ir tik vėliau gavo baltarusiškų bruožų, tai lemia, jog ta valstybė iš tikrųjų buvo baltarusiška, o ne lietuviška. Ir viskas, kas yra susijęs su Mindaugu, Gediminaičiais, mūsų baltų protėviais, kurie diplomatiją ir kalavijų savo išmintimi, drąsa ir veržlumu sukūrė didelę multikultūrišką ir labai multietninę valstybę, tačiau jos vis dėlto esmė ir jos įkūrėjai ir jos išplėtotojai buvo lietuviai. Visa šita yra neigiama. Iš esmės įmanoma viskas ir bet kas, tik ne tai, kad mes, žmudai, lietuvysai, įkūrėme Lietuvos didžiąją kunigaikštystę vieni be baltarusių, o rusėnus, baltarusių, ukrainiečių protėvius, prijungėme iš galios pozicijų, iš tiesų daugiausiai jėga ir prievarta, ir jog lietuviai, tai yra baltai lietuviai, Gediminaičiai, Radvilos, Kęsgailos ir kiti, užėmė dominuojančias valdančiasias pozicijas ilgus šimtmečius. Baltarusiai ilgus šimtmečius užėmė labai antraeilės pozicijas politinėme gyvenime. Ir šitai baltarusiam netinka. Ir jie pasakys bet ką ir viską, tik ne šitai. Kodėl tai yra pavojinga? Tai yra Rusijos informacinio karo prieš mus dalis. Tai neigia mūsų valstybingumo istoriją, tai neigia mūsų tautiškumo istoriją, tai galų gale skatina tautinę neapykantą tarp lietuvių ir baltarusių. Jeigu ne lietuviai įkūrė LDK, o iš tikrųjų baltarusiai, tai galbūt mums taip ir reikia, kad mus okupuotų ir iš mūsų atimtų Vilnių ir mus pervadintų iš mudzinus, juk mes to nusipelnom, mes esam niekšai. Čia ne baltarusiai turi mokytis lietuvių kalbos Vilniuje, tai turime mes mokytis lietuvių kalbos, nes mes pavogėm jų Vilnią, nes Vilnių įkūrė Krivičiai ir daug kitų nesąmonių. Šitas protestas nėra antibaltarusiškas. Šitas protestas nėra nukreiptas prieš baltarusių demokratinės jėgas. Šitas protestas yra nukreiptas prieš pseudo vyriausybę, prieš Tikhanovskajos ofisą, kurio komunikacija būtent šiuo aspektu, galima ir daug kitų surasti, bet būtent šiuo aspektu, litvinizmo aspektu, yra visiškai nenuoširdi, melaginga ir iš esmės tai yra makaronų kabinimas mum ant ausų. Policijos buvo gausu ir ne veltui, nes vos tik prasidėjus renginiui iš karto pasirodė pilietis, nešinas Baltarusijos vėliava ir plakatu "Ačiū tau Lietuva". Jis šaržavo, be abejo šaržavo. Pavyko jį pakalbinti ir iš tikrųjų uždaviau vieną vienintelį klausimą. Dar kartelį, kad tai netaptų kažkokiu... Why you fight against this protest, but do you not fight in the Kalinovsky regiment in Ukraine? Ir nuteiktom mintim.
Потому что у меня есть заболевание, которое мне это не позволяет сделать. Я подавал заявку. Excuse me, but I know in Kalinovsky regiment is many positions which not in a fight place. I know this one. It is logistic, it is medical, it is other things. Kalinovsky regiment always seeking Belarusian citizen. Or you fight against a protest, but not against the Russians. Это у меня уже второй пикет за день, будет еще третий. Nepaisant mano visai nekarališkos anglų kalbos, kaip matot, mes viens kitą supratom ir atsakymą, ko gero, jūs irgi išgirdot. Kalinovskio pulke jis tarnaut negali dėl sveikatos, bet jis labai aktyviai piketuoja ir net 3 piketus šiandien jis turės atstovėti. Štai toks karys. Svetlana Tsikhanovska pagrįstai yra prieglobsčio prašytoja ir mano supratimu gali jie likti, nes iš tikrųjų jai gresia pavojus Baltarusijoje, tuo nebejoju. Tačiau tas statusas ir ta pagalba, kuri šiandien jai yra suteikta, nėra proporcinga, nėra pagrįsta ir netitinka Lietuvos nacionalinių interesų. Kodėl? Lietuvos nacionalinis interesas, kaip jau minėjom, manau ir aš ir Dominikas, yra, kad Baltarusija būtų mums taiki ir saugi, stabili, patikima kaimynė. Tam ji turėtų būti nepriklausoma nuo Kremliaus, šiandien taip nėra. Tam ji turėtų būti provakarietiška, arba bent jau prolietuviška, šiandien taip nėra. Tam ji turėtų būti idealiu atveju demokratiška, šiandien taip nėra. Lietuva yra suinteresuota pakeisti šią situaciją ir Lietuva, konkrečiai Gabrieliaus Landsbergio vadovaujama užsienio reikalų ministerija praėjusią kadenciją ir Ingridos Šimonytės vadovaujama vyriausybė praėjusią kadenciją pasirinko, visi žinot, kokius būdus tam keisti ir galiausiai po įvykusių nebejotinai neskaidrių, nesąžiningų rinkimų paskelbė ponę Svetlaną Tsikhanovskają išrinktąją prezidentę, kuri visam pasauliu oficialiai atstovauja Baltarusiją, o sąlygas tam visas sukuria Lietuva ir vakarų partneriai. Bet pirmiausia Lietuva. Ir šitoj situacijoje tuo metu buvau kritiškas tam sprendimui, nacionalinis susivienijimas buvo kritiškas tam sprendimui, bet dabar praėjus maždaug 4 metams mes galim iš laiko perspektyvos pažvelgti ir jau ne prognozuodami, o faktiškai pasakyti, suveikia ar nesuveikia tas sprendimas. Priartino jis mus prie tikslų ar nepriartino. Teigiu, kad kuo bematuotume prie Lietuvos tikslų Baltarusijoje, Svetlanos Tsikhanovskos biuras, veikla ir viskas, ką mes jai suteikėme, tam niekaip nepriartino. Baltarusijoje nesusikūrė didesni, stipresni opozicijos Lukašenkai tinklai, neišaugo palaikymas jai kaip tokiai, nesiformuoja kažkoks aiškesnis suvokimas situacijos. Apskritai labai abejotina, ar jos veikla daro įtaką situacijai Baltarusijoje. Ir neturiu tą mokslinių tyrimų, bet mes visi galim bendrauti, sekti grupės socialiniuose tinkluose, visur kitur apie tai, kuo gyvena, kaip mąsto ir ką galvoja Lietuvoje gyvenantis Baltarusijos piliečiai. Taigi ir Lietuvoje Baltarusijos piliečiai nėra teigiamai veikiami Svetlanos Tsikhanovskos veiklos. Dar vienas dalykas, kuris nudžiugino, kad buvo paminėta ne tik Baltarusijos opozicija, bet ir tokia pat šventa Rusijos opozicija, kuri, kaip žinia, gana gausiai reziduoja Lietuvoje. Ponas Kubilius ir daug kitų tos kartos Tėvynės sąjungos politikų labai tikėjo mintimi, kad yra gerieji rusai, kurie yra demokratinė opozicija Putinui, kurie siekia nuversti autoritarizmą, sustabdyti korupciją ir dėl to savaime yra mums draugai. Man regis šiandien jau suprantama, kad kaip taisyklė gerieji rusai, demokratinė opozicija labai dažnai yra imperializmu užsikrėtę gerieji rusai ir nors jie yra prieš Putiną, prieš korupciją ir prieš diktatūrą, bet visiškai nieko prieš rusišką imperializmą, požiūrį, kad Krymas priklauso Rusijai, kad Baltijos šalis turėtų priklausyti Rusijai. Ta proga aš norėčiau priminti šiokį tokį ankstesnį įvykį. Liaupsintas Rusijos opozicijos žvaigždė, vadintas Ilja Jašinas, lankėsi Vilniui. Ir tuomet man pavyko užduoti klausimą, ką jisai galvoja apie tautų išlaisvinimą, pavergtų tautų išlaisvinimą. Taigi galit pasiklausyti.
Вы знаете, откровенно говоря, я такой проблемы в России на сегодняшний день вообще не вижу. Ну, то есть я знаю, что есть дискуссии в Европе, но каких-то сепаратистских движений в России, я довольно много ездил по России, я такого вообще не встречал. Я видел запрос на федерализацию. Даже от чеченцев, кстати. Вот я за решеткой много чеченцев встречал. И я ни разу не слышал, что, послушайте, вот отпустите нас из России, мы хотим там как-то жить отдельно, мы хотим там оградиться от вас забором. Я не встречал такого. Мне кажется, это надуманная проблема. Taigi, jeigu kas jau rusų kalbą pamiršta, tiesiog jau jos nebežinot, tai trumpai drūtai atsakymas skamba taip, aš nemačiau tokios problemos ir negirdėjau, kad kažkas pasakytų, kad nori išstoti iš Rusijos, net čečėnai nori federalizacijos. Štai jums ir iliustracija. Bet sugrįžkime prie akcijos, kuri šiandien vyko gana taikiai, nors aišku buvo visokių veikėjų, tačiau jie kaip ir akcijos nebesugadintų. Taigi, postscriptum. Tai sveiki, Vytautai. Iš tikrųjų, aš pabūsiu toks velnio advokatas, pavyzdžiui. O aš girdėjau tokį teiginį, kad šitas protestas prieš Tikhanovskajos atstovybę, prieš jos statusą, aš dabar dar irgi iki galo dar nesupratau, tai yra grinai Kremliaus ir Lukašenko norų realizavimas. Ar tikrai? Visiškai ne. Dėl dviejų priežasčių. Viena vertus čia remiamasi tokia logika, kad jeigu kažkas yra prieš tai, kas man nepatinka, pavyzdžiui, prieš Lukašenką, tai savaime palankus mums. Taip nėra. Ir tas labai jaučiasi su Baltarusijos opozicija, nors ir su Rusijos opozicija, kur mes labai dažnai sutinkam pozityviai ištiestom rankom, nes jie yra tų diktatorių priešai, bet nežiūrim, ar jų pačių pažiūros yra mums palankios ir priimtinos. Tai pirmas testas, kurį aš siūlyčiau žiūrėti, tai yra požiūris į Rusijos imperializmą. Požiūris į Krymą, kieno jis turi būti, taip toliau. Ir ne dabar, kaip pavyzdžiui, atvažiavo ponas Sergejus Tikhanovskis ir pradėjo kalbėti, kad jis palaiko Ukrainą, nes dabar jis gyvens Lietuvos remiamas, visai kaip prižiūrimas ir taip toliau. Ne, ką jis kalbėjo prieš tai, kai jam Lietuvos pagalba buvo nesvarbi ir nereikalinga. O tada jis palaikė Rusijos imperializmą. O čia yra tikrasis testas. Tai ar Lukašenka gali panaudoti savo informaciniai kampanijai, propagandai šitą? Aišku, jis viską gali panaudoti. Bet mes labai aiškiai, ką tik ir aš tikiuosi, kad žurnalistai tą perteiks, labai aiškiai atsiribojom nuo jo, labai aiškiai pasakėm, kad tai nėra parama jo režimui, tai yra nukreipta į siekį rasti, kaip vis dėlto efektyviau opozicijai demokratiniai Baltarusijoje veikti. Ir kad 5 metus turėjom progą pasižiūrėti, vis dėlto Tikhanovskos veikimas nėra pats geriausias, efektyviausias ir pasiekiantis tų tikslų. Tai kad Kremlius ir Minskas bandys išnaudoti, aš aišku neabejoju, bet jie viską bando išnaudoti. Kai mes kalbam apie migrantus pasienyje, bando išnaudoti, kai mes kalbam apie partizanus, jie bando išnaudoti. Aš buvau nacis ne vieną kartą jų televizijose dėl to, kad Birželio skilimą palaikau ir taip toliau. Į tai tiesiog negalima kreipti dėmesio, kad tai neparalyžuotų mūsų veiksmų čia. O dabar kokios tokios esminės pretenzijos, pavyzdžiui, Tikhanovskajos biurui va čia, kokios štamstos, pavyzdžiui, pusės? Net ne tiek pretenzijos. Jeigu mes žiūrim, ar jos veikla buvo naudinga mūsų nacionaliniams interesams ir tikslams Baltarusijoje, turėjom 5 metus laiko pasižiūrėti, man atrodo, galima apibendrinti, aš negirdėjau įrodymų priešingai, kad naudos nebuvo. Prie tų tikslų nepriartino. Bet paraleliai per tą laiką Lietuvoje drastiškai daugėjo Baltarusijos piliečių ir jos laikysena šitų klausimų atžvilgiu, aš sakyčiau, buvo Lietuvai netgi nepalanki. Jinai buvo asmuo kritikuojantis, kad mes gal ten kažką per griežtai darom dėl migracijos kontrolės, per daug yra grėsminami, suprast nepagristai Baltarusijos piliečiai, kad nereikėtų taip žiūrėti, kad migrantai labai naudingi Lietuvos ekonomikai. Ta prasme, šiaip jau tarptautinė teisė pageidautų, kad jeigu yra kažkoks subjektas tarptautinės teisės, o iš esmės tokiu prisistato, būdama ta demokratinė atstovybė, tai neturėtų mūsų vidaus politikos klausimų komentuoti. Ir tada yra litvinizmo be abejo klausimas, kuriame jos pozicija vėl mažiausiai aptakiai. Nuolat kartoja, kad tai yra marginalus, nereikšmingas klausimas, bet negali tiesiog paimti, atsistoti ar žodžiu, ar raštu, sukalti tų tezių ir pasakyti, kad jos yra neteisingos. Mes iš jos nesam girdėję aiškaus paaiškinimo, kaip jinai suvokia LDK istoriją. Ar bent aš negirdėjau. O Seimas tuo tarpu yra gavęs kvietimą iš jos biuro pasirašinėti deklaracijas, kuriuose yra maždaug tokio pobūdžio sakiniai, kad turėtų abiejų šalių istorikai ieškoti bendros tiesos apie mūsų istoriją. Mums nieko nereikia ieškoti, mes žinom savo istoriją puikiai.
Vytautai, aš noriu dar pasitikslinti. Ta prasme, Seimas gavo iš Tikhanovskajos biuro raginimą suburt bendrą istorikų grupę dėl mūsų bendros istorijos? Ne visai taip. Seimas ar kažkurie struktūriniai padaliniai, ar tai yra užsienio reikalų komitetas, ar vadovybė, aš dabar tiksliai nepasakysiu, bet vadinkim taip, Seime vaikščiojo kvietimas iš jų biuro pasirašyti bendrą deklaraciją, kurioje be daugelio kitų į demokratiją ir teisingą viską nukreiptų dalykų buvo ir sakinys apie tai, kad turėtų abiejų šalių istorikai ieškoti kartu bendros tiesos apie istoriją. Tai man, tiesą sakant, šitas sakinys, jis gal pateiktas kaip kažkoks diplomatinis apėjimas problemos, bet būtent tuo, kad vietoj to ten nėra aiškaus paneigimo litvinizmo tezijos siūlymas kažko ieškoti trečio, tai yra man iščiausias atsakymas, kad į to litvinizmo ir neneigia. O dabar dar vienas yra niuansas. Vis dėlto mes žinom, kad pati pani Tikhanovskaja jį pinigų neužsidirba. Ir dabar toksai gajus yra toksai gaji nuomonė, kad mes ją išlaikom. Ar tai tiesa? Tai kiek aš suprantu, taip, jos būstas yra valstybės apmokamas, jos apsauga yra valstybės apmokama, jos kelionės yra valstybės apmokamos, aš nežinau, ar gauna kažkokias eidamasis lėšas pragyvenimui iš valstybės, mano žinios irgi yra ribotos ir šaltiniai neoficialūs. Bet kiek aš suprantu, iki 1 milijono Lietuva išleidžia jos reikmėms kiekvienais metais ir tai yra, nesureikšminkim, tai yra mažoji dalis visko, nes didžioji dalis ateina iš ES fondų, programų ir lėšų ir iš įvairių kitų ES šalių lėšų. O dabar dar toksai dalykas. Tikhanovskajos dabartinis statusas. Ar tikrai, kad jis prilygsta valstybės vadovės statusui? Ne, jeigu aš neklystu, ne. Jos yra C kategorijos apsauga ir tai yra susijęs su, kitos kategorijos apsauga yra valstybės vadovams. Tai ji yra kažkas kito, bet aš pats ne visą nesu tiek įsigilinęs, kad įvardinčiau tiksliai. Aš girdėjau, kad ji naudojasi, pavyzdžiui, VIP terminalais oro uoste. Ar tai yra tiesa? Taip, mano žiniom tiesa. Aš galėčiau įrodyti, ne, bet man taip teigia šaltiniai, kuriais aš pasitikiu. Ir dabar, ką vis dėlto darysite, aš, pavyzdžiui, tikiu, kad čia norinčių matyti atstovybę tokią, kokia yra, čia yra pakankamai daug tarp mūsų kai kurių labai garbingų žmonių ir politikų. Ar nebijote, kad va šitas protestas jums išeis ne į naudą, švelniai tariant? Pasižiūrėsim. Aš manau, kad yra ir tokį jau susidariau įspūdį vėlgi iš neviešų šaltinių, kad visose institucijose, pradedant Seimu, saugumu, vyriausybė, kur norit, yra pakankamai daug žmonių, kurie palaiko ir pakankamai daug žmonių, kurie nepalaiko. Yra ambasadorių, kurie palaiko ir kurie nepalaiko. Yra tikrai pasidalinusi, taip vadinkim, politinė klasė Lietuvoje šituo klausimu. Tai ar čia, mano galva, bent kol kas buvo stebėtinai tylu iš tos priešingos stovyklos atstovų. Čia va šiom dienom prieš pat mitingą Rasa Juknevičienė, Raimondas Lopata pasisakė, kad čia supras darbas Kremliui, nuspėjama labai tezė, bet apskritai tai yra mažiau negu aš tikėjausi didesnio puolimo. Man atrodo, kad pakankamai atsargiai žiūri šitą situaciją šalininkai tos atstovybės. Ir dar vis tiek turiu paklausti, nes renginyje mačiau tokias kelias personalijas, tokias kontroversiškas, pavadinkim taip. Tai tas renginys, tamstos su personalijomis, ar personalijų, kur tamsta atėjo? Tai, tai yra išimtinai mano renginys, ta prasme, kad pasiėmėm leidimą mano vardu ir aš nešu atsakomybę už tą renginį ir visos kontroversiškos personalijos turi teisę dalyvauti, kokiuose nori renginiuose, kol jos elgiasi civilizuotai. Bėda tik tai, kad jeigu kalbėtume, pavyzdžiui, apie tą poną Celofaną, tai jis nesielgia civilizuotai. Aš sakyčiau, jis visas ribas peržengė ir dėja, bet policija per mažai darė tuo klausimu. Tai ką, ačiū, sėkmės, tiek ir tenorėjau. Dėkui labai.